Blemba prasiautė uraganas name. Grybauja mano osmo mobilas. Ogi po laiptais mėtosi dėžė. Blemba prasiautė uraganas name. Nusilupau apdailas nuo lubų. Aišku, čia reikės kokią dieną jau imti lentą žemėn, imti šiltinamo vatą, kas čia yra sudėta. Kitas darbelis turbūt bus išsigriauti čia grindis iki betono, iki perdangos. Ir tada naikinti tą pečių. Aišku, jo gaila yra, bet toje vietoje pas mane turės dušas stovėti. Sieną pasistatyti, dušą, vamzdynus prasivesti. Aišku, tos metalinius dalykus, visus tas durelės, žiedus pasiliksiu. Prikelsiu antram gyvenimui, pasidarysiu laukę tokią kaip kepsnyną, kaip rūkyklą, kaip kažką tenais tokio. Ir toliau galės gyventi tie daiktai. Gal kas gali paaiškinti, ką reiškia akmenukai ant grindų? Po grindimis medinėmis, ką tai galėtų reikšti, dėl ko jie yra čia? Jo, papa! Kas čia per atradimas? Kas čia per eglaineris toksai yra? Aš nemaniau, kad sovietiniais laikais tokius dalykus dar darė. Tai tęsim toliau pradėtų savo darbus, ne? Darbelė dar ganėtinai nemažai nusimato. To aš jums galėsiu parodyti, ką dar liko ardyti. Tai išardymo viskas labai paprastai. Viskas čia yra išardyta. Čia dar nėra ardyta. Sukamės toliau. Grybauja mano osmo mobilas. Čia išardyta. Ir mes dar turim. Čia grindis. Čia visas grindis įsiardom. Ir tada paimsim tą pečių, man atrodo. Įsiardysim tą pečių. Įsiardę tą pečių. Ardysim tą židinuką. Na, o toliau kipsim prie lubų. Ardyt lubą, žiūrėt, kas tenais darosi. Iš pirmo, iš antro aukšto. O toliau viskas eigoje.
vienas iš tų variantų, kai nebeturiu jėgų net plaktuką nulaikyti. Nusipirkau naują plaktuką, kilograminį, galvoju, darbai eis lengviau, bet kaip matėt, pirmieji beveik du smūgiai 2 kartus iš rankų iškrito plaktukas. Tai ką kalbėt, kas toliau vyks man. Čia dar vienas iš tų variantų, kad košės per mažai valgau, nebespartuoju, nes gramba, bet tą lentą išnešti buvo reikalų. Galvoju, net gal per pusėje perlaužti, po to išnešiuoti dalimis, bet tiek to visą, kaip nors ištempsiu, po to ar suspjausiu, ar susilaužysiu aš ją. Gerai, man lamas meta iššūkį. Šitų lentų neina ištraukta, nes viskas stovi čia, po stalu, yra viskas sujungta. Tai aš namui mesiu iššūkį, pasimsiu savo draugužę Družbą. Su Družba atsipjausim tos galiakus, įsitrauksim, po to, kai išsivalysiu viską, tada šaldytuvą, staliuką, viską persinešiu kitą pusę ir bus galima kitą dalį ardyti. Benzingalvis. Rinkai tikras idiotas. O jūs dabar stebėkit, ogi po laiptais mėtosi dėžė, jums nelabai matosi, bet aš to ją ištrauksiu. O toj dėžėje klausimas, kasgi čia yra? Na ką, darom dėžę, ane? Žiūrėsim, gal raštelis koks bus paliktas. Kamštukas, tuščia dėžė. Kamštelis, o nuo ko tas kamštelis? Klausimas. Vyriškos basutės. Nieko gero.